9:12 rubrika 9:11 ir šiandien turiu svečių, netgi 2 svečius, tai yra Margarita ir Liutauras. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Margarita, aš netgi kažkaip kalbam apie vabzdžius ir net pasižiūrėjau, kad pati apsirengiau švarkelį su drugeliais visai netyčia. Gerai, šiandien kalbėsim apie vabzdžius ir jų valgymą. Margarita, jūs esate Dezinfos, kaip suprantu, esate vadovė, ar ne? Taip. Ir labai man keista, Dezinfa iš tikrųjų užsiminėja naikinimų visų šitų negerų kenkėjų ir visokių žiurkių ir vabzdžių. Prie ko čia restoranas? Tai mes labai daug metų jau naikinom kenkėjus ir užsimėm tą pačią veiklos rytimi ir matydami, kad žmonės labai dažnai bijo kalbėti apie kenkėjus, bijo prisipažinti, kad turi kenkėjų, tai mato kaip kažkokią tai gėdą, savo asmeninę nesėkmę, nešvarą ir taip toliau, tai sugalvojom ne tik tai gaudyti, bet ir su jumoru pažiūrėti kenkėjus. Tai tada paskatinti mūsų motininės kompanijos mes atsivežėm jų organizuojamą pestaurant į Lietuvą, tai yra žmonės pavaišinti vabzdžiais, pasijuokti iš to ir to pačiu pradėti kalbėti apie kenkėjus atviriau. Aha, ar tai padeda kalbėti apie kenkėjus atviriau? Valgymas vabzdžių. Taip, tai iš tiesų pritraukia galbūt daugiau žmonių, kuriem tampa nebe taip jau baisu ar nejauku. Taip, iš tiesų mes laukiame daugiau atviresnių klausimų, žmonės nebebijo pasiskambinti, to nebebijo prisipažinti. Tai. O apskritai pasaulyje vabzdžius daug kur valgo. Liutaurai, gal jūs kaip biologas daugiau žinot šitus visus dalykus? Na taip, vabzdžių valgymas, aišku, labiau paplitęs yra pietiniuose, aiškiai, pasaulio tose regionuose, ypatingai, aišku, tos pietryčių Azija, Kinija, Tailandas, Malaizija, tose šalės. O jūs esat pats buvęs ten? Ne. Ten nesu buvęs ir neragavęs. Tai vabzdžius valgėt Lietuvoje tik tais? Taip, pirmas mano patirtis būtent Lietuvoje. O jūs kaip biologas, taigi žinot apie gyvūnus daug visko, valgyt juos, vabzdžius. Čia yra, jums pačiam tai buvo iššūkis? Nepasakyčiau, žinokit, nes kaip biologas aš tai esu pripratęs prie visokiausių tų gyvūnų, žinoma, valgyti jų nebuvau pripratęs, žinoma, ir dabar neskaitau, kad esu pripratęs valgyti, bet tai pasme, kad suvalgyti be jokio pasišlykštėjimo, be jokių ten dvejonių, kaip aišku, žmonės paprastai atėję dvejoja, man to nebuvo. Rimtai? Taip. Žiūrėk, lervutė, gerai valgom. Kaip tik šiandien prasideda pasaulio futbolo čempionatas, čia puikus užkandis galėtų būti prie televizoriaus, ar ne, vietoj nesveikų kokių užkandžių. Aš manau taip, kad tikrai pakeistų maistinę vertę, tai 100% pakeistų tuos, vadinkim, nesveikus traškučius bulvių. Nes čia maistinė vertė žymiai aukštesnė, yra baltymų yra labai daug, riebalų labai mažai, aišku, yra kalcio, yra geležies, kai kurių vitaminų yra, o tuose mūsų bulvių traškučiuose, kurie ten tuose aliejuose išmirkyti ir išvirti, tai tikrai to nėra. Tai... Jūs esate naikintojai visų šitų dalykų, tai jūs čia naikinat ir gaminat paskui tuos pačius, ar kaip čia viskas? Dažnai, kaip viskas vyksta, iš kur tos vabzdžius gaunat apskritai? Tai vienas iš pagrindinių klausimų, kurį ir gaudam, sako, tai čia tie, kuriuos sugavot. Jo. Ne, iš tikrųjų mes jų nesugavom, dar neturime tiek tos patirties, kaip sakom, ekspertai turi dirbti savo darbą, kas kepa, tas tegul kepa, kas naikina, tas tegul naikina. O jūs ką darot? Naikinam. O šiaip, iš tikrųjų, tai mes šitos visus patiekalus, tai juos vežamės iš kompanijos, kuri užsima būtent ruošimus juos maistui. Bet čia ne Lietuvoje. Ne, tai yra niekas nedaro. Ne, niekas to nedaro. Mes vežamės iš Didžiosios Britanijos, ten, kur mūsų ta motininė kompanija. Tai perkam iš jų, turim visus sertifikatus, jie mums patvirtino, kad nepavojingi, nekenksmingi, išskyrus tai, kad jie nerekomendavo jų ragauti, jeigu turi žmonės alergiją. Vėžiagyviams. Tai žodžiu, jeigu ten jūros visų bjaurybių negalit valgyti, tai žodžiu, nevalgykite ir šitų gerybių. Taip, bet tai yra maisto specialistų paruošti produktai. Kaip manote, ar Lietuvoje, jeigu lietuviai pradėtų gaminti tokius dalykus, ar tai būtų paklausa Lietuvoje, ar dar žmonės per baikščiai žiūri į vabzdžių valgymą apskritai? Dabar prasme, kodėlgi nepadarė šito verslo? Na, žinot, paroda parodė, kad, aišku, yra daug drąsių žmonių, aišku, tai daugiau yra jaunesni žmonės, kurie drąsiai ragavo. Vyresnio amžiaus, vadinkim, pensinio amžiaus, tai žinoma, jie tikrai ilgokai stoviniuoja ir svarsto. Bet buvo močiutė, kuris suvalgė kokį vabzdį. O taip. Rimtai? Ir ką sako, kaip skanu? Jo, aš tai jau niekada nebūtina, duokit per o dar ir to, ir sako, aš sako, ant salotų norėčiau pasibarsti, duokit man įsidėti. Tai reikia, žodžiu, perlipti per save ir tada jau, kaip sakant, jau gali valgyti, ką nori, ar ne? Ar jūs esate išbandę dar, tarpsant, čia yra, dabar ką mes turim ant stalo pas mus, truputėlį pavardinkit, kas čia yra. Čia yra... Taip, pas mus ant stalo šiuo metu yra, reiškia, vabalo didžiojo milčiaus lervos, keletos, reiškia, skonių. Turime skėrį, skrudintą skėrį, turime svirplius, natūraliai tiesiog
skrūdintus ir turime malūnio juodvabalio irgi lervutės, tai irgi vabalas. Liutaurų, galite jūs suvalgyti dabar kurį nors iš jų? Kuris jums yra skaniausias? Jums asmeniškai. Man asmeniškai skaniausi buvo lervutės. Tai kur mažiausiai ir yra, ne? Tai čia jau jūs keliaudamas į radiją. Na ne, aš vairavau, tai nesimėgavau tuo, žinot. Okay, tai ta prasme, čia barbekių skonio milčiaus lervos ir man jos tikrai yra skaniausios, tai atstotų. Nu valgo žmogus, sprandat lervą. Gardu, ar ne gardu, gerai? Tikrai, aš jums paliksiu čia, aš galėčiau... Eikit savo, negaliu patikėti, žinokit, kad aš to tai padarysiu pati. Galbūt, gal aš dar kaupiuosi. Ir ar reikia specialiai tos vabzdžius auginti? Ar jie yra specialiai auginami maistui, ar jie yra, tie vabzdžiai, kuriuos galima tiesiog išėjus į lauką kažkur rasti pievoj? Šios vabzdžius, žinoma, galima rasti pievoje, galima rasti netgi Lietuvos sąlygomis, tie milčiai yra paplitę pakankamai kepyklose, sandėliuose, miltų. Ir neberingia, bet šitie vabzdžiai, kurie turime mes ant stalo, yra, aišku, auginami specialiai, maitinami specialiu, reiškia, maistu. Reiškia, nesurinkti, nesušluoti iš pakampių, iš plyšių, neištraukti, kad čia būtų kažkokia, tai, žinot, su nešvarumais įvairiais, su dar kokiom infekcijom, nedaug dievė, kaip sakoma. O šiaip tai gamtoje yra tokių, žinoma. O kaip jie yra gaminami? Paprasčiausiai terminis apdirbimas jų. Aišku, jie yra švalomi, be, žinoma, be tų jų vidurių visų. Reikia paminti, kur fritūriniai kokioj? Na, gal ne fritūriniai, bet tiesiog, manau, kad orkaitėje tam tikro temperatūrai tiesiog termiškai... O jūs dar ten gyvus į tą orkaitę, jie dar gyvi būna ir juda? Manau, kad ne. O dieviš. Manau, kad ne, žinokit, vis dėlto yra humaniškumas, tai yra. Negaliu. Gerai, mes dar vieną kūrinį paklausysim, po kurio sugrįšim dar toliau pakalbėti apie vabzdžius, apie tai, kaip Lietuvoje jau vyko tie valgymai, bandymai ir aš vis dar kaupiuosi, Man dar, ta prasme, tikrai reikia nemažai drąsos perlipti per save, jūs neįsivaizduojat, kaip tai yra nejauku, žiūrėti juos ir paskui dar galvoti, kad valgyti reikės. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. 9:11 rubrika, čia šiandien kažkaip mes su Saulium pavalgysim visai pusryčius. Aš, pavyzdžiui, dabar čiulpiu čiulpinuką, kurio viduje yra skorpionas, tikras toks, to čiulpsiu tą vietą, kur kojytė išlis. Margarita ir Liutaura šiandien yra pas mus svečiuose, jie yra vabzdžių restorano Pestorant atstovai Lietuvoje ir jie čia atsinešė netgi yra vabzdžių, visokiausių skanumynų ir aš labai noriu paklausti Liutauro apie maistingumą šių dalykų. Kažkaip apie sportininkus kalbėjom apie Saulių, kad Saulius mūsų yra dviratininkas ir kad sportininkam tai irgi geras dalykas, ar ne? Tai yra labai maistinga. Ir kaip yra su kalorijom, pavyzdžiui, moterims? Na, pavyzdžiui, pavyzdys toks, kad reiškia 100 gramų, reiškia tenai naminių svirplių, mes turime svirplių. Tie balti. Tai turi, reiškia, tų kilokalorijų, ten 114, tai aš ten tikslių skaičiukų neturiu. Tas pats kiekis jautienos turi beveik 300 kilokalorijų. Tai maistinga labai, bet kalorijų mažiau. O kalorijų mažiau. Dietinis maistas. Be abejo. Gaunate mikroelementų, kaip sakiau, kalcis, reiškia, geležis, kai kurie vitaminai, pasikartosiu jau šiandien. O dabar tik tai pasakykit dabar apie tą, kad negaudytų, nereikia gaudyti namuose, ar ne, iš tų visų vabzdžių ir valgyti, čia dėti burną. Margarita, pasakykit, kad žmonės taip nedarytų. Aš suprantu, kad paragavus labai skanu ir labai viliojantis, bet namie bėgančio tarakono nereikėtų griebti už kojų ir kišti į burną, nes vis dėlto jisai nebus paruoštas valgymo. Tarakonam tai geriau paskambinkit dezinfai atvažiuos, juos geriau jau sunaikinti. Bet nevalgyt paskui. Nevalgyt. Nebent kažkaip žmonės sugebėtų juos ten užsiauginti, kažkaip savo jėgom, ten įgytų visas tas paslaptis, kaip čia juos paruošti ir tada pasiruošti. Bet jokių būdų negyva, o tol buvo numirusi, ten rado nustipus. Aš jau žinokit, tai ištelėjau ką tik skorpiono kojos. Ačiū. Taip nežinau, įdomi kalkas. Gerai, aš noriu paklausti apie tai, kaip jau jūs Lietuvoje darėte 2 tokius ragavimus, ar ne? Vienas buvo pirmasis Kaune, antrasis buvo Vilniuje. Kaune buvo parodoje berods, ar ne? O Vilniuje buvo prekybos centre viename. Tai kaip tas buvo pirmas lietuvių susidūrimas su vabzdžiais? Ar labai buvo įdomu, ar labai baisu, ar žmonės ten klykė, rėkė, verkė, kaip ten viskas vyko? Tai iš tikrųjų susidomėjimas buvo labai didelis.
žmonių buvo minė aplink ir kaip kalbėjo, sutikti mūsų klientai parodoje, sako, mes nesuprantam, ką tokio dezinfa gali duoti, kad neina prieiti prie jos stendų 3 dienas. Geras. Jo, tai žmonių buvo iš tikrųjų labai daug, visi bandė juos ragauti, aišku, reakcijos tai tokios pačios, kaip ir pradžio Liutauras pasako, kad iš pradžių žmonėms reikia peržengti per save, bet kai jau paragauja, tai tada paragauja jų visur, kadangi tai vyko 3 dienas, tai sulaukim, aš vakar buvau, ateik ir tu dabar čia paragausi, važiuok, šitas labai skanus, tas labai skanus, prasme žmonės vedėsi žmonės paragauti, nes taip, tai buvo atrakcija, visi galėjo tą išbandyti. O paskui Vilniuje, kadangi vyko tik 4 valandas, tai aišku, mes kiekį vabzdžių užsakėm, numatydami pagal tendenciją, kiek mes suvartojame Kaune, tiesiog atitinkamai tą padalinę skaičių, tai per 1 valandą didžiosios dalies vabzdžių jau nebuvo, mes apsirikom. Iš tikrųjų žmonės juos ragavo. Ir vaikai ragavo, ir suaugę ragavo. Tikrai nebuvo ten tokių... Turbūt vaikams netgi lengviau yra truputėlį. Nepamato vaikas ledinuko, kaip gražu čia viskas. Nelabai jie supranta, kad ten tas koks ten. Mes tai turim turbūt savietas jos nuostatas, kad kirmėlė yra kirmėlė. Gerai, ar skiriasi kauniečių ir vilniečių drąsa? Vabalų valgymo atžvilgių. Aš nepastebėjau. Man atrodo, kad lyg tai taip pat. Išskirti negalėtum kažkaip tikrai, prekybos centre Vilniuje, kur turėjome, tai pirmoji banga buvo grinai jaunimo, studentiško amžiaus, reiškia, jaunimas ir tikrai drąsiai, ypatingai vaikinai, nieko prieš merginas, bet drąsesnė, aišku, vaikinai buvo, kurie drąsiau. Tu vaikinam reikia įrodyti vienas kitam, kad čia, žinai, gali suvalgyti. Ar prieš merginą įrodyti, kad tai gali kirmelę suvalgyti, žinoma, galbūt. Kaune taip pat irgi buvo, kur jaunesni žmonės, tikrai jie drąsesni ir, aišku, ne visi puola, aišku, pastovi, tu pabandyk. Gerai, pabandau, tada aš pabandysiu. Reikia, kad kažkas kitas padarytų, ne? Ir tada jau gali, kaip sakant, jau tada nemiršta, viskas gerai stovi. Okay. Ir 2013 metais, kaip tik prieš metus, gegužės mėnesį, Jungtinės tautos buvo pasiūlę tokį naują būdą, kaip kovoti su alkiu ir užterštumo mažinimu. Ir sako, kad, pasaulis badauja, žodžiu, iš tikrųjų yra tų tokių kritinių zonų. Sako, valgykit vabzdžius. Ir ar jūs galvojat, kad tai galėtų išgelbėti pasaulį nuo bado? Ta prasme, ar užtektų tų vabzdžių mums? Matote, tas badas, žinoma, dabar labiau, aišku, aktualus tuose, galbūt skurdesnėse šalyse, tai galbūt Afrikos, taip. Tose pačiuose pietryčių. Bet ten tie vabzdžiai geriausia. Ir tie vabzdžiai, žinoma, yra tenai jų daugiau, ir jie didesni, automatiškai, žinoma, jie ir maistingesni. Tai, žinoma, ir tos jau senosios įvairios gentys Afrikos šalių, tai jos nuo seno tos vabzdžius vartoja maistui o kad pradėtų vartoti jau reiškia, dinkim taip, labiau civilizuotas žmogus, irgi tam reikia, manau, kad pakankamai laiko, tai žmogus dėl to persiorientuotų ir suprastų, kad man reikia pakeisti dėl to vabzdžių įprastą, kas pas jos įprasta. Gerai, žinokit, aš kažkaip jau įsidrasinau visai ir aš norėčiau paragauti kokią tai vabzdžio, jūs man tai jau, kaip sakant, jau ir pasiūlykit, kuris čia jau gardžiausias. Žiūrėsiu, kaip čia man seksis. Kažkaip nejauku. Šiandien pasiūlyčiau didžiausią. Ai, ta didžiausia, iškart pradėkim nuo jo. Gerai. Būtent skerys. Skerys. O dieve. Daugiausia maistinių medžiagų. Daugiausiai maistinių medžiagų, kaip tik pusrytukai. Šiandien, žiūrėkit, koks skeriukas. Ta prasme, jį tikrai liesti nėra labai smagu, nes tai yra, normalus, normalus didelis vikšras, toks su galvyte, su uodegyte, visas. Ką? Sėkmės. Jei ką griūsi, tai gaudykit gerai. Puodelį vandens. Sauliau, gal jums sergia gimtadienio proga? Saulius kaip tik šiandien švenčia gimtadienį, tai jo pusryčiai gimtadieniški, suvalgė žmogus, viskas gerai. Ką dar duosit paragauti? Žinokit, skanu visai. Šitas toks natūralaus skonio labai. Toks nėra kažkokių labai prieskonių, primena gal kokio riešutą, galvoju, gal kokį kartesnį riešutą. O, čia jau kirmelę gavau. Čia ant tokių, kur žvejoja vyrai, ne? Ne ant šitų žvejoja. Ne, tikrai ne. Bet ir musės lervos yra valgomos. Jezus, šitas tai tikrai ne. Įmanoma tai būtų, bet vis dėlto, su musėm. Saulė imk. Čia tas, kur jūs sakėt, kur skaniausias, ne? Garšta. Na, gerai, žinokit. Pūlės čempionatas šiandien prasideda super. Kanot. Žiūri gerai. Tu paliksit gerai, žinot visus. Liutaurai, dar turiu jums klausimą. Kuo galima pakeisti vabzdžius? Tarsi, į ką galima keisti vabzdžius? Ką galima atsisakyti ir valgyti pradėti vabzdžius, pavyzdžiui? Kiauliena. Rimtai? Taip. Tai yra daug maistingiau negu kiauliena.
Ta prasme, čia vertingų medžiagų tikrai daugiau, lyginant riebalų kiekį, tai tada būtent riebalų kiekį. Kiauliena tai yra riebalų daug turintis mėsa ir aišku, netgi ta pati vištiena atsilieka, vadinkim taip, maistinėmis savybėmis nuo štai šių vabzdžių. Nu, supratau. Gerai, dar vienas kūrinys, po kuriuo mes dar sugrįšim ir pabaigsim mūsų vabzdžių valgymą. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Šiandien rubrikoje 9:11 lankosi Dezinfo atstovai restorano Pestorant, taip pat įkūrėjai, galima sakyti, Lietuvoje. Šis restoranas, kaip žinau, veikia daug kur pasaulyje, ar ne? Tai yra tinklas globalinis. Kur dar jisai veikia? Kur dar galima paragauti vabzdžių, ne tik Lietuvoje? Tai buvo galima paragauti tik tai vieną dieną, tai tą pačią dieną kaip ir vyko Lietuvoje, ir tai vyko sostinėse, vyko Londone, vyko Paryžiuje, vyko Belfaste, ir daugelį kitų, kurių dabar jau tikrai nebeišvarsinčiau, bet taip vyko visame pasaulyje. Bet tokio kaip po restorano, kur galėtų valgyti vabzdžius, Europoje nėra? Nėra, tai buvo tik tai va tokie, kaip mes prekybos centre, kažkas tai traukinių stotyje, kažkas tai pagrindinėje aikštėje, visi va tai va buvo išsimėtę ir vaišino žmonės įvairiais vabzdžiais. Margarita, kas toliau? Grįšim prie kenkėjų naikinimo? Palaukit, aš apie valgymą dar. Tai dar gyvatės, čia mes apkalbėjome apie tai. Jūs kažkaip taip nustebot ir nepatiko jums ta mintis apie gyvatės. Kadangi aš gyvačių asmeniškai arba panašių į tuos visokių šaltakraujų gyvūnų, tai jau čia nebent Liutauras, imsis iniciatyvos, jam patinka vis tie keistoki gyviai. Liutaurai, varlės, gyvatės, kaip jums atrodo, prigytų Lietuvoje? Būtų galima padaryti tokį irgi testingą? Na tai žinot, jeigu taip pat irgi žmonės, manau, kad dar labiau abejotų. Nes didesnis daiktas rankoj. Ir taip pat žiūrėtų, vyresni žmonės išplėstom akim žiūrėtų, ką jūs čia sugalvojate. Dabar būtų ta varlė, ne tai, kad varlės kojelė, o būtų varlė. Na, bet Lietuvoje mes neturime tiek daug tų gyvačių, kad mes dabar užsimtume jas, aišku, ten gaudyti. O nebūtų ką valgyti Lietuvoje iš gyvačių? Ne, tikrai ne. Nereikšmiškai ne. Rimtai? Tikrai. O tu Liutauras labai myli gyvatės. Čia kitas yra klausimas. Tas pats katiną ar valgytumėt? Būtų tas pats, kad žmogaus paklausim, kuris augina kates ar katinus. O jūs pats auginat gyvūnus namuose? Taip. Kiek? Turiu šunį, turiu iguaną. Žinote, tokia. Taip. Na, ir akvariumas taip pat. O ta, kur iš pakeliui parsivežėm iš Lenkijos, kokį ten vabalą pagavai? Ai, buvo svirplys, jis jau... Auginat svirplį? Suvalgyti jūs? Ne, jisai trigubai didesnis už tos mūsų yra. Aha, tai negalėtumėt svirplių valgyti turbūt, nes auginot, jau turėjot draugą, gal net vardą buvot išrinkęs svirpliui? Ne, nespėjau draugą, nespėjau vardo išrinkti. Margarita, ir klausimas paskutinis jums, kokie yra patiekalai galimi su vabzdžiais? Prie ko jos galima valgyti? Dabar netgi rašo čia mūsų vienas klausytojas, ar skanu? Sauliu, ar mes galim patvirtinti? Skanu! Tikrai skanu, žinokit. Tikrai skanu. Riešutukai tokie, ten, semkos. Kiek aš mačiau, kaip vaišino kitų pasaulio šalių, tie Pestorant restoranai, tai buvo gaminama įvairios užkandėlės, dedama ant salotų, daroma netgi ir desertai, ta prasme, kad vabzdžiai liejami į šokoladą. Tarp kitko, kiti kepė... Ką tokius? Kotlečiukus? Ne, kepė iš balandžių, su balandžiais darė, kaip lietuviškai hamburgerius, kaip ten jie vadintųsi. Iš kokių balandžių, viešpatė? Tu prasme, taikos. Meilės, taikos. Tai balandžių? Taip, balandžiai jie valgomi yra? Tai taip, kaip varnas, kas čia valgo, kokiais ten pagavę kepą, tai ir iš tų balandžių darė lyginai. Nes taip, tarp kitko, balandžiai taip pat yra kenkėjai, daugelio atveju yra kenkėjai. Aha. O jūs dar naikina žiurkės, o žiurkių valgyti negalima, sakykit, biologė, Liutaurai? Žinoma, galima. Bet? Žinoma, galima. Tos pačios, aiškia, pietryčių Azijos šalis tikrai pateikia turgelius į savo tos turguos, net neturgelius. Ant koto pamatas, tokios kokios. Įvairios žiurkės, kurios yra apskrūdintos ir valgomos. Tai mėsytė. O jūs matėte dabar Didžiojo Britanijoje, kur buvo pagauta viena didžiausių žiurkių? Žiurkės dydis buvo kaip katino gero ir žiurkė puolė katiną namų, kur rimtai jinai puolė ir jos dydis buvo, kažkokie, gera, jau toks geras močinas, atsiprašau už tą žodį, katinas. Tai tokia žiurkė iškepus, čia kalėdinė vakarienė visą gaunas, žinot, vietoj kokio vištos ar ten kalakuto, kepta žiurkė.
Gerai, mes labai čia smagiai su jumis pasikalbėjom. Ačiū labai už jūsų vaišes. Aš jau galiu irgi apsirengti maikutę su pavadinimu Aš esu vabzdžių valgytojas. Nors kažkaip galvojau, kad neperlipsiu per save. Šiandien čia pas mus lankėsi Dezinfo atstovai restorano Pestaurant Lietuvoje. Tokie irgi įkūrėjai, tokio trumpalaikio restorano, kuris tikiuosi dar atsidarys ir bus galima tų vabzdžių paragauti. Margarita ir biologas Liutauras. Ačiū labai jums. Ačiū. Geros dienos, iki.